Brangus kariai ir krašto apsaugos sistemos darbuotojai. Kalėdos yra tas metas, kai norisi staptelti, apžvelgti nuveiktus darbus ir suplanuoti naujus, siekti dar didesnių tikslų. Pirmiausia, noriu Jums visiems padėkoti už Jūsų sąžiningą tarnybą, profesionalumą, ištikimybę priesaikai. Šiais metais Jūsų dėka sėkmingai užbaigėme pirmą ir pačią didžiausią mūsų misiją Afganistane, Goro provincijoje. Garbingai atstovavome Lietuvai pratybose, mokymuose, tarptautinėse operacijose. Sėkmingai susidorojame su ES tarybos pirmininkavimo iššūkiais. Jūsų įgyta neįkainuojama patirtis yra mūsų krašto sistemos stiprybė ir pranašumas. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi Jumis ir ne tik tada, kada sulaukiu pagiriamųjų žodžių iš tarptautinių operacijų ar misijų vadų. Taip pat noriu padėkoti už Jūsų atsidavimą kasdieniam darbui, tiek kariam, tiek civiliam. Ne visada galbūt pastebimą darbą, nes būtent šis darbas ir yra mūsų stiprybė. Kariuomenė, krašto apsaugos sistema, tai esame mes visi. Kiekvienas Jūsų darbas, atliktas su atsidavimu ir pasiaukojimu, yra maža didelių mūsų laimėjimų paslaptis. Žvelgiant į kitus metus, norisi pasidžiaugti kiek augančių finansavimų. Kitais metais turėsime didesnės galimybės modernizuoti kariuomenę, sudaryti geresnės tarnybos sąlygas ir tai suteikia daugiau tikėjimo ir vilties, gerinant mūsų pasirengimą šalies gynybai. Sieksime, kad Lietuvos kariuomeniai išliktų profesionali, mobili, gebanti prisitaikyti prie bet kokių iššūkių. Artėjančių šventų kalėdų ir naujųjų metų proga sveikinu visus, tuos, kurie esate čia Lietuvoje ir tuos, kurie esate toli nuo jos. Tegul kalėdų rytas įkvepia Jūs prasmingoms svajonėms, naujiems darbams, te atneša naujieji daugiau tikėjimo mums visiems ir mūsų valstybei.